Sveiki, mėlyje Žiburio žinių žiūrovai, su jumis šventinės Žiburio žinios. Taip pat šios žinios yra paskutinio šįmet. Taip. Mariau, ar džiaugiesi, kad Roberta tapo mūsų gimnazijos prezidente? Tai žinoma. Ir štai porą kadrų iš šios inauguracijos. Tai aš tau noriu padovanoti ir perleisti mikrofoną. Taip pat noriu perduoti prezidento relikvijas. Tai yra šaukštas, kad galėtum dirbti gimnazijos mokinių Seimo posėdį. Aš, Roberta Bartkevičiūtė, suprantu, kad manęs laukia daugybė kliūčių. Tačiau esu atkakli ir tegul tik pabando kas nors pasakyti kitaip, ar mane sustabdyti. Sveiki! Šiandien kalbiname naują gimnazijos mokinių Seimo prezidentę Robertą. Roberta, papasakok, kaip jautiesi tapusi prezidente? Tai jaučiuosi labai puikiai ir labai džiaugiuosi gavusi 4 kg mandarinų, kuriuos pasidalinsiu savo mylimą agitacijos komandą ir su visais kitais, kurie už mane balsavo. Ką norėtum pasakyti už tave balsavusiems? Tai tiesiog noriu labai padėkoti visiems, nes tikrai labai daug balsų surinkau. Dar padėkoti gal taip čia asmeniškai Aivarui Baniui su Tautvydu Sadausku, kad pavaikščiau po mokyklėlę ir paskandavo, kad balsuotų kiti už mane. Kam dar norėtum padėkoti? Tai žinoma tau už tai, kad paskatinai mane ryšis kandidatuoti į prezidentus. Na ir ką pirmiausiai darysi? Taip, pirmasis renginys bus karnavalas, kurį ketiname rengti per atostogas. Dėkuoju tau, Roberta, už pokalbį. Norėčiau tau palinkėti sėkmės darbuose. Ir kadangi dabar tu esi prezidentė, norėčiau tau perduoti rubrikos Ekspertas mikrofoną. Su jumis buvo rubrika Ekspertas. Kamilė, kaip sekėsi anglų kalbos bandomasis egzaminas? Visai neblogai, ačiū Mariau. Įdomu, kaip sekėsi kitiems mūsų gimnazijos 12-okams. Ar ruošėsi bandomajam? Ne. Kas buvo sunkiausia? Sunkiausia buvo turbūt rašyti rašinį ir paskutinis readingo klausimas, ar ten užduotis kažkokia, nežinau, man buvo sunkiausia, pavyzdžiui. Čia jūs tiek daug? Ar ruošėsi bandomajam? Ne. Kas buvo sunkiausia? Realiai tai viskas lengva. Ar ruošėsi bandomajam? Jo, ruošiausi. Kas buvo sunkiausia? Viskas. Buvo. Tai kaip manai, kokie bus rezultatai? 100. Bet čia 10 baliai sistemai vertina. Tai 10. Ar ruošėsi bandomajam? Nesiruošiau, žinokit, gaila, kad nesiruošiau iš tikrųjų. Kas buvo sunkiausia? Gal Nes, klausimas. Ruošiausi labai intensyviai, namuose dirbau, skaičiau, rašinius internete ieškojau. O kas buvo sunkiausia? Sunkiausia tai turbūt buvo pasiruošti. O pačiose užduotyse radai klaidų? Jo, buvo klaidų, bet aš nepasimečiau, kadangi aš pratęs prie sunkių tokių, kur bando sukirst, nepasimečiau ir viskas gerai buvo. Tai geri rezultatai bus. Rezultatai tikiuosi labai gerų. Gal readingas, skaitymas, ta prasme. O radai klaidų? Radau. Ir kaip? Ką žinau, kaip, gal skaitys. Kamilė, kodėl tu tokia liūdna? Juk artėja Kalėdos. Domantai, pasimirė mano pašto pelėda. Dabar nežinau, kaip pasveikinti draugus su šventėm. Kamilė, mūsų gimnazija yra kalėdinis paštas. Į ten gali įmesti visus sveikinimus su šventėmis. Su šventėm, Domantai. Su šventėm, Kamilė. Nepersivalgyk silkės. Kamilė, ar pastebėjai, kaip gražiai papuošta mūsų studija? Tikrai labai gražiai. O Mariau, šiaip kuris tau kabinetas atrodo gražiausiai papuoštas? Na, man žinau, gražiausias tai yra fizikos kabinetas. Na, aš tai su tam nesutinku, man labiausiai patiko biologijos kabinetas. Įdomu, kuris kabinetas labiausiai patiko mūsų gimnazijos mokiniams? Sveiki! Šiandien renkam gražiausią ir kalėdiškiausią mokyklos kabinetą.
Kaip manot, kuris mokyklos kabinetas papuoštas gražiausiai? Fizikus. Kodėl? Nes puošė antra D. Tai? Tai labai gerai. Antra D yra geriausia klasė. Aš klausiu apie kabinetą. Ir gražiausiai papuošė. O kodėl puošėt ne sporto salę taip, Lukai? Kitas klausimas. Kodėl puošėt ne Dalios Kleiriūtės kabinetą? Kitas klausimas. Kodėl nepuošėt to kambarėlio, kur sudėti reikmenį sporto? Puošėm. Puošėt? Jau nueik pažiūrėti. Einam. Aš manau, kad mokytojos Šiugždinienės. O kodėl? Nes labai skoningai, nedaug, paprastai ir gražiai. Lauki švenčių? Laukiu, bet nejaučiu kalėdinės nuotaikos. Kodėl? Nes už lango pavasaris. Linkim sniegų. Artėja kalėdos ir visi mokytojai ir mokiniai puošia kabinetus. Kaip manot, kuris yra pats gražiausias? Oi, tikrai negalėčiau pasakyti, nes nemačiau visų. O ar jūs pasipuošėte savo klasę? Pasipuošim. Laukit švenčių? Laukiu. Fizikos. Galbūt Petraškos. Tai aišku, mano klasės mokytojos. Kas čia būtų? Šiugždinienės. Kodėl? Jacnukienės kabinetas. Kodėl? Nes mes puošim. O ką ten jau tokio ypatingo padarėt? Eglutę padarėm. Aš manau, kad gražiausiai papuoštas tai Šiugždinienės. Kodėl taip manai? Nes ten daug visko ir labai gražu. Fizikos pas Petrašką. Kodėl? Nežinau, gražiai lenta atrodo. Rinkimus laimėjo būgnai. Petraškos kabinetas. Mokytojau, artėja šventės ir mes rinkome patį kalėdiškiausią kabinetą. Ir kaip netikėta, jūs laimėjot. Paplojam. Čia antrą D laimėjo. Tarkit kokį žodį, palinkėjimą mokiniams, padėkokit, jei norit. Ačiū antrai D už gerai papuoštą kabinetą. Linksmų švenčių. Taigi šiandien žiniuose tiek. O dabar komercinis pasiūlymas. Nepamirškit pasinaudoti kalėdiniu paštu ir išsiųsti laiško savo geram draugui. Su jumis buvo Žiburio žinios. Būkit hebra, geriau užsičiaupkit. Taip pat šios žinios yra ir paskutinės jos šįmet. Taip, o Mariau, ar tu girdėjai? Ne, tu girdėjai, nereikia sakyti. Tu girdėjai, tai kiek tu? Mama, trukčia akis. Kažkur dar vis trukčia. Kamilė šnekar. Kamilė šnekar. Taigi reikia įsivaizduoti tokius dalykus. Ar Mariau, aš džiaugiesi? Jau viskas visi. Palauk, dar trukčiuoja. Kamilė, ar paėjo bandomasis? Nesakysi paėjau. Nesakyt paėjau. Kodėl negaliu sakyt paėjau? Važiuojam. Mariau, bet tu pažiūrėk, kaip gražiai mūsų vergai papuošė studiją. Nesakysiu gal vergai. Kaip gražiai. Kamilė, kodėl tu tokia liūdna? Juk artėja kalėdos. Na, Domantai, pasimirė mano pasakojimas.